Sveiki, pristatysiu priemoniai taikomus valstybės ir dėminimis pagalbos reikalavimus. Taigi turinys būtų nuo pačios teikiamos pagalbos ir jos rūšių, tai yra valstybės ir dėminimis pagalbos pasirinkimo tarp pirmo kvietimo ir antro, reikalavimus pareiškėjams ir partneriams pristatysiu, taip pat trečioji daly reikalavimus teikiamai valstybės pagalbai, ketvirtoji dėminimis pagalbos reikalavimus, na ir dažniausiai aptarsime pasitaikančias klaidas. Taigi, teikiama pagalba pagal šią priemonę ir išsiskiria į du kvietimus. Pirmame kvietime yra teikiama valstybės pagalba, antrame kvietime teikiama dėminimis pagalba. Ir kas svarbu atkreipti dėmesį, kad pirmam kvietime yra pagalba teikiama ir specialiosios sąlygos taikomos pagal 651/2014 komisijos reglamento 53 straipsnį, taip pat ir pagal 54 straipsnį. Pagal 53 straipsnį yra svarbu atkreipti dėmesį, kad tai yra teikiama kultūros tikslams ir kultūriniai veiklai. Vėliau aptarsime 53 straipsnio antroji daly, kas patenka į šias veiklas. Ir 54 straipsnio yra kultūros yra skiriama produktui, tai yra garso ir vaizdo kūriniams. Kas yra svarbu atkreipti dėmesį, kad nei pagal dėminimis pagalbą, nei pagal valstybės pagalbą filmo gamybai finansavimas nėra teikiamas. Antras kvietimas, apimantis platesnį veiklų spektrą, yra finansavimas teikiamas pagal dėminimis reglamentą 2023/281 ir juo turi būti sukurtas naujas arba patobulintas KKI produktas arba paslauga. Taigi, kas yra labai svarbu, tai ar apskritai esate tinkamas pareiškėjas ar partneris teikti ir siekiant gauti finansavimo pagal šiuos kvietimus. Tai visų pirma, yra sunkumus neturi būti patirintis vienetas, taip pat turėtų įsivertinti savo statusą, kuris būtų vėlgi reikalingas įsivertinti, ar nėra patirintis sunkumų. Taip pat statusą vertinant nusistatomi yra tarpusavio subjektų ryšiai ir tokiu būdu įsivertinama vėlgi ir tuo pačiu dėminimis pagalbos galimybės gauti. Ir taip pat teikiant pagalbą, ar nėra gavęs ūkio subjektas neteisėtos valstybės pagalbos ir jos dar nėra susigrąžinęs. Taigi, kasgi yra tas sunkumus patirinti įmonę? Jos kriterijai yra nustatyti išimties reglamente, 2 straipsnio 18 punkte. Ir visų pirma, tai A kriterijus yra pagal tai, kokie yra nuosavo kapitalo praradimai. B kriterijus lygiai yra apie tą patį, tik tai skaičiavimo mechanizmas yra skirtingas. Trečias C kriterijus yra taikomas, yra vertinama, ar nėra įmonė nemokė, ar nėra pradėtas jai, ar negalėtų būti pradėtos nemokumo procedūros. Taip pat D kriterijus taikytinas, kai yra įmonė gavusi sanavimo restruktūrizavimo pagalbą ir jį vis dar laikosi restruktūrizavimo plano. Tai jau vadinasi, įmonė buvo patyrusi sunkumų ir jos padėtis šiuo atveju yra taisoma. Ir papildomas kriterijus taikomas, kaip matom, ne SVB subjektams, tai yra didelės įmonės statusą turintiems vienetams, tai kai jos per paskutinius 2 metus tenkint turi abi šias sąlygas. Ir kągi vertinam? Pirma vertinam, tai tiek pareiškėją, tiek partnerį ir taip pat ūkio subjektų, kuriam priklauso pareiškėjas arba partneris. Tai įmonės, kurie sieja visų susijusių įmonių ryšiai. Partnerinių šiuo atveju ryšių nevertinam, kurie nustatyti smulkaus verslo plėtros įstatyme.
Duomenų šaltiniai. Tai vėlgi yra paskutinės patvirtintos metinės atskaitomybės, pagal ką vertinama, ar įmonė yra patirianti sunkumų. Taip pat, jeigu sudaro konsoliduotas atskaitomybės pagal konsoliduotas finansinės atskaitomybės duomenys. Ir vėlgi vertinimas atliekamas tiek tinkamumo finansuoti vertinimo metu, tiek jeigu pasikeistų įmonės finansinė metai ir būtų patvirtinta nauja atskaitomybė, tai ir sprendimo skirti pagalbos metu galėtų būti atliktas pakartotinis vertinimas. Vienas iš pavyzdžių yra tiek A, B kriterijų vertinimas. Kaip matom, pagal formulę skaičiuojant, visų pirma yra nustatoma, kokia yra neigiama suma, tai rezervai minus nepaskirstas pelnas nuostolis, tai matosi minus 6 tūkstančiai šiuo atveju gaunasi finansiniais metais. Tuomet įvertinama pusė įstatinio kapitalo, kuri prilygsta, kaip matom, 5 tūkstančiai ir lyginama minus 6 tūkstančiai su 5 tūkstančiais ir matome, kad neigiama suma šiuo atveju viršija pusė įstatinio kapitalo. Tokiu atveju įmonė yra patirianti sunkumų ir pagalba neteikiama. Pagal B kriterijų yra vertinama, ar nėra prarasta daugiau kaip pusę kapitalo. Tai kaip matom, 10 tūkstančių padalinam iš 5, iš 2 tai yra gaunam 5 tūkstančius ir 5 tūkstančiai tai yra, turėtų būti nuosavo kapitalą ne mažiau kaip 5 tūkstančiai tam, kad netenkintų šio kriterijų. Šiuo atveju yra mažiau negu 5 tūkstančiai ir tokiu atveju jį yra laikytina sunkumus patiriančią. Tuo tarpu matom, dar praėjusiais finansais metais situacija įmonės tokia nebuvo ir ji dar nebuvo patirianti sunkumų, nes nebuvo praradusi pusę savo kapitalo. Ūkio subjekto duomenys vertinami, jeigu sudaro konsoliduotą, tai iš konsoliduotos atskaitomybės duomenų. Jeigu nesudaro, tuomet vertinama pareiškėjo duomenys sumuojami su susijusių įmonių duomenimis ir vertinamas gautas rezultatas. Tai jeigu vertinat ūkio patį subjektą šiuo atveju, nors jeigu jau pabrėšiu pareiškėjas patiria sunkumų, jau pagalba negali būti teikiama, bet gali būti situacija, kai pareiškėjas nepatiria sunkumų, ūkio subjektas patiria sunkumų. Tokiu atveju taip pat pagalba negali būti teikiama. Ir šiuo atveju matome, pačio ūkio subjekto situacija yra šiek tiek geresnė, tai neigiamos sumos nustatymas, mes turime rezervų 1000, atimam rezultatą 15 tūkstančių, gauna minus 14 tūkstančių, na ir po kapitalo sumą susumuojam 3 po 5 tūkstančius pusę kapitalo, gaunam 15 tūkstančių, taigi palyginam ir neigiamų suma neviršė pusę įstatinio kapitalo. Tokiu atveju subjektas nėra priskiriamas sunkumų patiriančiam pagal šį kriterijų. C kriterijus yra vertinamas, ar taikoma kolektyvinio mokumo procedūra, tai nepamokumo įstatymai visų pirma vertinama, ar nėra yra bankrutuojantis vienetas, ar nėra nemokus. Pasitikrinti, ar nėra iškelta bankroto byla, galima žemiau pateikta nuoroda. Tuo tarpu, jeigu jau būtų pradėtas procedūras pagal C punktą, tai taip pat negalėtų būti teikiama pagalba. D punktai yra vertinama, ar yra įmonė gaus senavimo sudėliojimo pagalbą ir dar vis to laikosi to plano, tai taip šaltiniai gali būti įvairūs, tiek atskaitomybės dokumentai, tiek viešai prieinama informacija, tiek pagalbos registras, kuriame valstybės kodas čia įvardintas santraukai, iš kurio galima pamatyti, ar yra gavusi tokia įmonė, taip pat pareiškėjas ir partneris, jeigu teikia, tai turėtų turbūt žinoti apie esamą situaciją subjekte, tai jeigu dar vis yra laikomasi to plano, jeigu įmonė buvo restruktūrizuojama, pagalba teikiama, tai vėlgi dar paraiškos teikti nederėtų, nes būtų laikytina, kad subjektas yra patiriantis sunkumų. Taip pat kotiją galima pasitikrinti, suvedus kokia yra situacija, uždėjus pagalbos rūšį ir gavus informaciją, ar jį gavusi tokią pagalbą ar ne. Atitikties punktui vertinimas atliekamas tik tais didelėms įmonėms ir tie skaičiai, pabrėšiu, turi atitikti paskutinius 2 metus, tai iš atskaitomybės finansinės paskutinės, vertinamas balansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis. Tai jeigu jis viršė 7,5,
2 metus iš eilės, tuomet vertinama EBIT. Palūkanų padengimo santykis jeigu yra mažesnis negu 1, tai jeigu, kaip matom, šitie 4 skaičiai būtų atskaitomybei atitiktų, tai taipogi didelė įmonė galėtų būti laikoma sunkumus patiriančiai ir pagalba jai neteikiama. Pabrėšiu, kad balansinė skola tai yra tik iš įsipareigojimų įmama tik tai skolos dalis, ne visi įsipareigojimai, tai reikėtų įsivertinti tiksliai skaičiuojant skolas, o ne imant visus įsipareigojimus. Siekiant paprastumo vertinime, preliminariai rekomenduočiau įsivertinti įsipareigojimus nuo savo kapitalo santykio, jeigu neviršė 7,5, tai tolesnės vertinimo savęs ir nereikėtų atlikinėti, kadangi įvaizdu būtų, kad jau negalėsit atitikti šio kriterijus. Smulkaus ir vidutinio verslo statuso vertinimas, kaip matom, šiuo atveju yra taip pat labai svarbus siekiant sunkumo vertinimo atlikti ir didelėms, kaip sakau, įmonėms taikomai papildomi reikalavimai. Taip pat smulkaus ir vidutinio verslo vertinimo metu nusistatot taipogi ir tos įmonių tarpusavio ryšius, kurie ir ypatingai svarbus susijusių įmonių ryšiai, dėl kurių vertinamas ir sunkumo patyrimas ir dalinai atitinkantis, jeigu teiksit paraiškas pagal antrą kvietimą, de minimis pagalbai, tai tie ryšiai yra labai panašus taikytini vienai įmonei. Tai vėlgi įsivertinti, ar galėsite pretenduoti į maksimalę de minimis pagalbos sumą. Ir tai pateikti SVV subjektai turėtų pateikti smulkaus ir vidutinio verslo deklaraciją užpildytą. Tie, kurie nėra SVV subjektai, gali pateikti savos formos informaciją apie susijusius vienetus. Tai yra tie, kurie yra didelės įmonės, apie susijusius subjektus. Turėtų pateikti sąrašą įmonių. Taigi SVV statusas yra vertinimas visų pirma pagal įmonių ryšius. Ir tuomet nustačius įmonių ryšius imami duomenys apie darbuotojus, turtą ir apyvartą. Ir vėlgi, jeigu paskutinius 2 metus keitėsi statusų nustatymui yra vertinami 3 metai, tas irgi yra svarbu. Ir patys duomenys, iš kurių nustatomas statusas, tai yra turtas iš balanso, apyvarta iš pelno nuostolio ataskaitos ir darbuotojų skaičius turėtų būti iš įmonės vidinių dokumentų, tai ir iš tabelių, ir iš darbo sutarčių, iš kurių matytųsi, kiek etato dirba tam tikras darbuotojas. Ir kaip matom, yra tam nustatyta tvarka, kuriame, kaip matote, iš pateiktos lentelės darbuotojas dirbantis visą darbo dieną laikomas vienu darbuotoju, o darbuotojas dirbęs pusę dienos, pusę etato yra laikomas pusę darbuotojo skaičiuojant. Ryšys tarp įmonių yra dviejopų pobūdžio. Vienas yra susijusios įmonės, tai įmonės, kurie sieja žemiau išvardinti ryšiai. Tai iš esmės dažniausias ryšys yra dalių kapitalo arba balsų teisių turėjimas. Tai yra per akcijas, dalyvių balsus, tai jeigu 50 ir daugiau procentų turima dalyvių balsų, tokios įmonės būtų susietas. Taip pat įmonės gali sieti ir kiti ryšiai. Tai yra galimybė daryti lemiamą poveikį vienai kitai įmoniai. Taip pat galima kontroliuoti per sutartis arba turėti balsų teisės gavus sudarius sutartį su kitais dalyviais. Ir taipogi gali būti sieti per fizinius asmenis tam tikrais atvejais. Bet esminis momentas yra tai, kad turėti bent jau veto teises arba kontrolės teises arba nemažiau kaip pusę dalyvių balsų. Partnerinės įmonės skiriasi nuo susijusių tom, kad yra vertinama turimus dalyvių balsai ir kapitalo žymintės dalys, tiesiog ir netiesiogiai, jeigu jų turit nuo 25 iki 50%
tokiu atveju tokios įmonės būtų laikytinos partnerinėmis įmonėmis ir įtrauktos prie partnerinių įmonių į deklaraciją. Ryšių nustatymas yra labai svarbi užduotis, kurioje dažnai daromas klaidos pastebim. Savarankiška įmonė turbūt pats paprasčiausias yra atvejis, kada jį tokia visų pirma yra. Taigi tais atvejais, kai turi ryšių su kitom įmonėm, kurias jie mažiau kaip 25 procentai balsavimo kapitalo dalių, tokiu atveju nesieja su kitom įmonėm jos ryšiai. Taip pat yra nustatytos išimtis SOV įstatyme, tai yra tuomet, kai jos dalininkai yra rizikos kapitalo įmonė, universitetai, instituciniai investuotojai ar maža vietos ar savivaldos institucija. Tai čia šiuo atveju, ko gero, tik neringos galėtų atitikti šį reikalavimą. Ir antra labai svarbi sąlyga, kad šios turėtų nuo 25 iki 50 procentų dalyvių balsų ir neturėtų nei veto teisų, nei kontrolės prie šio subjekto. Tai veiktų kaip investuotojai. Ir kitas atvejis, kuris yra ko gero dažnesnis, kad subjektas paprastai nebūna savarankiškas ir sieja į ryšį su kitais subjektais įmonėm, tai jeigu ryšys 50 ir daugiau dalyvių balsų akcijų būtų susijusi įmonė, o nuo 25 iki 50 toks ryšys būtų partnerinis laikytinas. Taip pat smulkaus verslo subjektui nepriskiriamas toks subjektas, kurio daugiau kaip 25 procentus tiesiogiai arba netiesiogiai turi valstybė ar savivaldybė. Ar jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos įmonės ar subjektai. Tai automatiškai toks turėtų būti priskiriamas pareiškėjas ar partneris didelį įmonių kategorijai. Kitas svarbus momentas, vertinant, ar gali teikti paraišką, yra, ar pareiškėjas partneris nėra gavęs neteisėtos pagalbos ir jos nesusigrąžinęs, tai vertinama, ar komisija nėra priėmusi sprendimo dėl prieš tai anksčiau gautos pagalbos, kuri neatsieta ir nesuderinama su vidaus rinka. Ir ši taisyklė yra nustatyta reglamente, kad tokia nauja pagalba negali būti suteikta jokia, kol nebus ši pagalba susigrąžinta. Pačiai pagalbai taip pat yra taikomi ir kiti reikalavimai. Visų tikrai negaliu ir laiko nėra tiek, kad išdėstyti juos. Svarbiausius atkreipsiu dėmesį, tai yra tiek skatinamo poveikio, tiek pagalbos sumavimo reikalavimus, bei specialiuosius reikalavimus taikomus konkrečiai pagalbos kategorijai 53-54 straipsnio. Ir skatinamasis poveikis šiuo atveju yra taikytinas pagal pirmą kvietimą tik tais 54 straipsnį teikiant pagalbą pagal jį. Tai tokiu atveju veiksmai, veiklos negali būti, tai yra pradėti darbai, tai nei sudaryti susitarimai, sutartis, nei faktiniai veiksmai dėl veiklų, kuriam prašysit finansavimą, iki Centriniai projektų valdymo agentūrai pateiktos paraiškos datos. Jie gali savo riziką būti pradėti po paraiškos pateikimo dienos. Ir dar vienas reikalavimas, kuris yra labai svarbus, tai yra pagalbos sumavimo reikalavimas. Taigi valstybės pagalba pagal maksimali leistina riba yra priklausomai nuo kreipimosi pagalbos rūšies pagal 53 straipsnį būtų iki 80 procentų arba 70 procentų, pagal 54 iki 50. Ką tai reiškia, kad nuosavas indėlis turėtų būti, kaip matom, ne mažiau kaip 20 procentų, yra pagalbos intensyvumas taikomas pagal 53 straipsnį tam tikrus atvejus 30 procentų, o jau pagalba pagal 54 straipsnį turėtų turėti 50 procentų nuosavo indėlio be pagalbos.
Ir tai reiškia, kad tas indėlis neturėtų būti ir su, kaip pavyzdys, paskola lengvatinė, kurioje kartu yra teikiama kaip de minimis pagalba, kaip pavyzdys galėtų būti galbūt naudojama ir iltės, teikiamos paskolos nuosavų indėlių finansuoti, bet tokiu atveju tuomet pagalbos dydžio maksimalaus neturėtume tikėtis ir automatiškai reikėtų skaičiuoti ir mažinti prašomą pagalbos dydį, ta suma, kuria yra suteikiama nuosavam indėliui pagalba. Tai kaip pavyzdys, jeigu nuosavo indėlio būtų 50% su valstybės ar de minimis pagalba prašoma pagal 54 straipsnį ir jame pagalbos dydis, procentinė išraiška sudarytų 3%, tai akivaizdu, kad maksimalaus dydžio jau negalima būtų suteikti tokiam subjektui 50, būtų pagalbos dydis mažinimas atitinkamai 3% iki 47%. Bet tai nereiškia, kad jūs negalite derinti, teikiant paraiškas ir dviejų šaltinių. Tiesiog pagalbos intensyvumas būtų mažesnis iš mūsų teikiamo priemonės. Tai yra proporcingai mažinamas gauta pagalba jūsų indėliui. Tokia pat suma. Ir kas yra labai svarbu, pagal 53 straipsnį pagalba yra teikiama tik kultūros tikslams ir kultūriniai veiklai. Taip pat infrastruktūros dalis, kuri būtų finansuojama, turėtų būti ne mažiau kaip 80% laiko, vietos arba pajėgumo per metus naudojama kultūros tikslams visą jos gyvavimo laikotarpį. Tai yra įsipareigojimas. Ir taip pat pagalbos dydis, kaip matom, atvejais iki 80% gali būti skiriamas. Ir muzikos literatūros, įskaitant vertimus, rašymui, redagavimui, gamybai, platinimui, skaitmeninei leidybai iki 70%. Kadagi gali būti pagalba teikiama iki 80%? Tai labai svarbu įsivertinti, ar patenkant į vieną iš šių kategorijų, kuri yra nustatyta 53 straipsnio antroje dalyje. Tai viena iš A, B, C, D ir E. Kaip matom, tikrai ne viskas patenka į taikymo sritį reglamento, tai dėl to tikrai įsiskaitykite. Ir jei matote, kad pagal šią priemonę ar kyla abejonės, kad ar patenkate po 53 straipsnio taikymo sritim, tai tokiu atveju rekomenduoju kreiptis konsultacijos į CPV. Mes ją pateikstume, kiek tai yra įmanoma pagal jūsų turimą informaciją, ar tai tenkintų ar netenkintų reglamento sąlygas. Taip pat matome, kad yra skirtas žemesnis intensyvumas ir jisai skirtas muzikos literatūros vertimui, rašymui, redagavimui, gamimui, platinimui, skaitmeninei leidybai. Tai vėlgi reiktų atkreipti dėmesį, vertinantis ir teikiant paraišką, projektai tai yra įgyvendinimo planą, kad planuotis tinkamai nuosavą indėlį. Ir finansavimo dydis pagal aprašą tokiam veiklom yra ne mažiau kaip 100 000 ir ne daugiau kaip 500 000 eurų. Tuo tarpu valstybės pagalba pagal 54 straipsnį, jos pagalba yra teikiama iki 50% nuo tinkamų finansuoti garso ir vaizdo kultūros produktams. Ir pagal pagalbos reikalavimus jį gali skirstoma būti į 3 dalis. Tai yra tiek garso vaizdo kūrinių gamybai, tiek pagalba parengiamajam gamybos etapui ir platinimo pagalbai. Ir šiuo atveju taip pat finansavimo dydis yra nuo 100 iki 500 000 eurų. Reiktų pastebėti, kad tik konkrečiai gamybos veiklai ir atskiroms gamybos vertės galinėms dalims, taip pat kino studijų infrastruktūroms, ta pagalba yra neteikiama. Taip pat aprašas nustato išimtį, nors ir pati pagalbos rūšis suteikia tokią teisę teikti filmus pagalbą, bet yra apraše nustatyta išimtis, kad filmų gamybai pagal
šį kvietimą pagalba yra neteikiama. Ir reiktų suprasti, kad į neteikiamą ne šiaip pagal šį kvietimą, yra siekiant atskirti skirtingas priemonės, yra priemonės buvo skirtas filmų kūrimui, tai dėl to pagal šį kvietimą yra ir neteikiama siekiant atskirti skirtingas priemonės. Labai svarbi dalis yra antras kvietimas šio pristatymo, kadangi ir biudžetas yra numatytas nemažas ir galimybės platesnės, jos nėra pribotos veiklos išimties reglamento sąlygomis. Ir kaip matom, aprašas nustato, kad yra kultūros kūrybinių industrijų subjektų infrastruktūros ir kitų sąlygų naujų arba patobulintų produktų paslaugų kūrimui, gerinimui arba naujų patobulintų produktų ir kitų paslaugų kūrimui ir dėgymui gali būti teikiamas, turi būti sukurtas, pabrėžiu, naujas arba patobulintas produktas ar paslauga, tai tiesiog tai nėra priemonė, kuri skirta tiesiog infrastruktūrai, tai yra, ji turi būti susijęta su produktų kūrimu arba tobulinimu. Produktas turi būti konkurencingas ir paklausus, bei sukurti socialinį poveikį visuomeniai ir arba ekonomikai. Ir finansavimo dydis, kaip matom, yra nuo 100 iki 300 tūkstančių eurų. Ir finansavimo intensyvumas yra iki 65% nuo tinkamų finansuoti išlaidų. Teikiant pagal antrą kvietimą, viena įmonės turės pateikti deklaraciją, ją užpildyti ir traukti visas įmonės, kurias sieja reglamente nustatyti ryšiai. Vieną įmonę, kas sudaro, tai reikia pateikti įmonės kodą ir įmonės pavadinimą. Ir tai yra labai svarbi informacija, kadangi viena įmonė, kuria sieja tarpusavio ryšį, yra skiriama suma, gali būti iki 300 tūkstančių per bet kurį 3 metų laikotarpį. Tai reiktų suprasti, kad yra įvertinama ir ankstesnė jūsų gauta įmonės, tiek jūsų, tiek su jumis susijusių įmonių, kurios sudaro vieną įmonę pagal reglamentą, suma skaičiuojama. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad viena įmonė ne visada lygų pareiškėjas, ar tai yra partneris, ir kriterijai yra labai panašus, kaip nustatant smulkaus ir vidutinio verslo ryšių susijusių įmonių. Tai ryšys per akcijas ar dalyvių balsus, tai jeigu yra dauguma tarpusavio, tai įmonės laikomos susijusios. Taip pat, jeigu įmonė turi teisę paskirti atleisti daugumą kitos įmonės administracijos valdymo arba priežiūros organo narių, taip pat būtų susijusi. Ryšys gali būti ir per lemiamą poveikį įmonė, viena kitai gali daryti dėl sutarčių arba dėl įstatų nuostatų. Ir taip pat per sutartis gali irgi su kitais nariais kontroliuoti daugumą dalyvių balsų kito įmonė. Kaip matom, ir tas ryšius, kurias jie tie tarpusavio santykiai, jos tiesiogiai ir netiesiogiai taip pat būtų laikomas viena įmonė. Labai svarbu įsivertinti ryšius, nes ryšius siejami tik per ūkio subjektus, tai yra per įmonės, o įmonė yra bet koks ekonominę veiklą vykdantis fizinis ar juridinis asmuo, nepaisant jo statuso ir finansavimo būdų. O tai reiškia, kad taip pat, jeigu taikytina yra bendrijos teisės šiuo atveju ir Teisingumo teismo byla C-02/04 ir 112-113 punktas yra labai aiškiai pasisakęs teismas, kad bendrovės kontrolę akcijų paketą turintis subjektas, kuris efektyviai kontroliuoja šią bendrovę, tiesiogiai dalyvaujantis valdymo, taip pat turi būti laikomas dalyvaujantis tos bendrovės ekonominėje veikloje. Ir atitinkamai laikomas įmonė. Tai paprastai kalbant, jeigu yra įmonės asmuo, fizinis asmuo vykdantis ekonominę veiklą, tai pavyzdys užtektų to, kad jis yra akcininkas ir priima sprendimus dėl įmonės A ar dėl įmonės B, tokiu atveju yra taip pat ūkio subjektas. Ir ar jisai, būdamas akcininkas, tarkim, dažna situacija yra ir įmonės vadovo, tai yra tiesiogiai vadovaujantis įmonei, jis yra taip pat laikomas ūkio subjektu. Kitas atvejis gali būti asmuo teikiantis ir dar gal verslo liudijimo
užsiemantis kita ekonominė veikla, taip pat būtų laikomas ūkio subjektas. Tokiu atveju šios abi įmonės būtų laikomos sudarančios vieną įmonę ir jos dalintųsi tuo 300 tūkstančių eurų krepšeliu įvardinkim, kurį jis gali gauti per 3 metus. Kiekgi tos pagalbos yra suteikta, galima pasitikrinti valstybės rėmimos pagalbos registre, yra konkurencijos tarybos tinklalapyje, pagal pateiktą nuorodą galite suvesti subjekto pavadinimą, užsidėkite pagalbos tipą nereikšmingą pagalbą, datą reiktų tikrinti 3 metus iki paraiškos pateikimo, mes vertimo metu taip pat vertinsime, ar 3 metus iki pagalbos suteikimo ar būtų viršita suma, tai pagal tai būtų nustatomas likutis. Na ir pasižiūrėjus visas susijusias įmonės, kuris sieja vienos įmonės ryšiai, galite įsivertinti, kokio dydžio pagalbos galite kreiptis. Kaip matome, kad minimali suma yra nustatyta, galima suteikti pagalbą 100 tūkstančių, tai jeigu likutis būtų mažesnis negu 100 tūkstančių, tai jau kreiptis ir nevertėtų pagal antrą kvietimą. Ir kokios tos dažnos klaidos pasitaikančios įprastai, tai yra tokios, kai yra prašoma finansavimo neįsivertinama, ar tikrai atitinka apibrėžtį, kuri nustatyta kultūros tikslams ir kultūriniai veiklai. Reglamento čia būtų 53 straipsnio 2 dalis. Nepatenka nei viena iš tų kategorijų, kurios yra laikytinos tokia veikla finansuotina. Taip pat neįsivertinant būna ūkio subjektas tarpusavio ryšių neįsivertina ir tai šiuo atveju antro kvietimo ypatingai yra aktualu teikiant de minimis pagalbą, nes nustačius, kad sieja su kitais subjektais ryšiais, gali susiklostyti tokia situacija ir būna susiklosti, kad būna nepakankamas de minimis pagalbos likutis arba net išnaudota visa de minimis pagalba. Taip pat nemažesnė problema ir nuosavo įnašo finansavimo šaltiniai ir nesilaikymas sumavimo taisyklės, kad įnašas, jeigu ir siekiama gauti maksimalios ypatingai pagalbos sumos, jis turi būti be valstybės de minimis pagalbos. Ir tuo atveju reiktų irgi įsivertinti, jeigu jis yra su pagalba, tai atitinkamai jis turėtų būti didesnis nei kad nes nereiktų tikėtis maksimalaus leistino pagal priemonę teikiamo pagal šią aprašą finansavimo dydžio tuomet ir atitinkamai pasididinti nuosavo įnašo dydį atsižvelgiant į gautą pagalbą. Taip pat prašomas finansavimas neįsivertinama ar nėra skirtas lokaliai arba kaip pavyzdys neekonominiai veiklai, dėl ko teikiamo finansavimo negalėtume laikyti nei valstybės pagalba, nei de minimis pagalba. Tai šiuo atveju tikrai turėtų būti vertinama, kad tai turėtų būti kurtas produktas. Turėtų būti ne tik ne lokalus, bet ir faktas, kad jis turėtų siekiama jo gauti atlygį už jo pateikimą į rinką, tai yra, jis turi būti ekonominės veiklos produktas ar paslauga. Taip pat pasitaiko atveju, kai pareiškėjas ar partneris yra sunkumus patirianti įmonė ir tokiu atveju finansavimas negali būti teikiamas apskritai. Tai tiek, linkiu sėkmės ruošiant paraiškas. Dėkui už dėmesį.